dvigalvė, dvieležuvė nuodinga gyvatė. Nukirskim galvą niekščiai. Vienur klesti prabanga, kitur vos ne lūšnynas. Šis įvykis sukrėtė mano gyvenimą. Ar jūs norėtumėt, kad jūsų vaikai sportuotų čia? Čia detektyvas tai, kas vyksta Lietuvoje. Kam naudinga? Andrėjus Zadneprovskis, amžius 36, veikla Lietuvos penkiakovininkas, 2-kart pasaulio ir Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionas, šeima. Su žmona penkiakovininkė Laura Asadauskaitė augina 9 mėnesių dukrą Adrianą, taip pat turi 8 metų dukrą Anastasiją. Įsimylėjau dėl to, kad yra labai geras žmogus, yra taip pat sportininkas. Mes galbūt labai panašus, mūsų požiūris panašus į gyvenimą. Galbūt visą tai ir lėmė, kad ta tokia meilė, aistra ir noras būti kartu. Labas rytas, gerbėmiai, labas rytas, gerbiamosios. Viktoras Gerulaitis, amžius 61, išsilavinimas, turi muzikologijos docento laipsnį, veikla. Muzikologas, Lietuvos muzikos akademijos dėstytojas, koncertų, renginių, radio ir televizijos laidų vedėjas, knygų rašytojas. 1997–99 metais Lietuvos Respublikos vyriausybės patarėjas kultūros klausimais. Šeima. Žmona Livija, dukra Eglė. Artėja savivaldybių rinkimai ir aš, Viktoras Gerulaitis, radio studijų užsidėjęs ausines, pasiruošęs atsakyti visus jūsų klausimus. Ar labai konkrečiai, ar taip kaip manau, tai kaip jau išeis. Maistas vis brangsta ir brangsta. Kurgi yra ta riba? Kodėl pradėjo šluoti cukrų ir kas čia darosi? Argi jūs, gerbėmiai, nesat pagalvoję tokį dalyką? Jeigu tik tais įvyksta kažkas, dėl ko sujuda mes paprastieji, puolam cukrų pirkti, ne? Puolam pergyventi dėl kokios nors elektrinės. Ar jūs nepagalvojat, kad labai dažnai tai yra dūmų uždanga? Ir kai mes visi reaguojame į kokį nors ten triukšmelį Seime, dėl kokio nario nukvakusio, ar dėl staiga kažkokio didelio padidėjimo, paskui nuslops, aš labai dažnai matau, kad yra dūmų uždanga, už jos kažkokie dirbami dideli nešvarūs reikalai. Visą laiką klauskim, kaip nusikaltime reikia klausti, kam tai naudinga. Daugiau kito klausimo čia negali būti. Čia detektyvas tai, kas vyksta Lietuvoje. Kam naudinga? Ir tada ieškoti, kas nusikaltėlis, suradus jį, išviešinti ir sodinti. Viskas. Šis įvykis sukrėtė mano gyvenimą. Ieva Kukevičienė, amžius 27, išsilavinimas verslo vadybos magistrė, veikla. Socialinio tinklapio Autoledi įkūrėja, šeima. Su vyru Richardu augina 1,5 metukų dukrą Stella. Teko patirti gana skaudų autoįvykį, kurio metu nukentėjau tikrai stipriai. Puikiai suprantu tos žmonės, kurie vaikšto su ramentais, važinėja invalidų vežimėliais, nes pati praktiškai metus tokia buvau.
Ir įvykis pakeitė mano požiūrį apskritai į gyvenimą ir kad kiekvieną veiksmą mes turime apgalvoti. Ypatingai vairavimas ir greitis kelyje tikrai prie nieko gero nepriveda, o tik tais prie labai skaudžių traumų. Stengiuosi šią informaciją skleisti žmonėms, kad prieš sėsdami prie vairo visų pirma susimąstytų apie save, apie savo vaikus. Mečys Laurinkus, amžius 59, išsilavinimas Vilniaus universitete įgijo filologo specialybę. Veikla – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tarybos narys, Nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, ambasadorius Ispanijoje ir Gruzijoje. Šeima. Su žmona Nijole užaugino sūnų Povilą ir dukrą Beatričę. Prieš 2 mėnesius gimė pirmoji anūkė. Nijolė! Povilą rodo. Gerai, štai čia apie mane. Smagu vis tiek. Nu. Štai va, atsimintelį, kai tu, va čia, atsuka apie kalėdų senelį, atsimenu, kaip tu ir mums su Beatričia pasakodavo istorijas prieš naktį. Ir laukdavom to, žinai, tos minutės, kada jau, žinai, nereikėdavo net varyti miegoti. Kokius konkrečiai darbus numatėte, kad sumažėtų šildymo kainos Lietuvoje? Pažiūrėjo vienas po kito labai konkretų žmonių klausimai. Labai konkretus, labai aiškus ir mes kiekvieną savo kasdien tos klausimus užduodam apie šildymą, apie būtų renovaciją, apie kylančias kainas, apie visus blogumus, kuriuos matom ne tik Vilniuje, bet visoje Lietuvoje. Dabar aš iš karto prisipažinsiu, kad aš nei vieną atsakymą aš jums nieko konkretaus tyčia neatsakysiu, net jeigu ir žinočiau atsakymą. Kodėl? Todėl, kad tų konkrečiai atsakančių kiekvienais metais ar kiekvieną kadenciją prilenda visur į Seimą, į savivaldybės, visą laiką lenda tie, kurie konkrečiai atsako. Konkrečiai atsako į klausimus, bet paskui visiškai neatsako už tai, ką nors nuveikia. Lietuvai reikia naujų jėgų, šviežių, jaunų jėgų. Taip, aš nesu jaunas, bet mano makaulė dar dirba ir nėra sugadinta. Viskas, draugai, ponai, ką aš